Sveiki, įsijungia Kėdainietis TV. Kaip matot, šiandien esu kiek netradicinėje aplinkoje. Tai pripučiamo filmo studija. Už poros valandų skubėsiu ant didžiosios Bravo mokinių scenos, kur pasirodys geriausi Kėdainių atlikėjai, kolektyvai ir jūsų visų bei komisijos išrinkti geriausi Bravo mokiniai. Bet prieš tai su Kėdainietis TV komanda nusprendėm pažiūrėti, nuo kogi viskas prasidėjo. Praėjusį penktadienį pramogų centre Vikonda vyko konkurso Bravo mokiniai apdovanojimų ceremonija. Daug grupių ir didžėjų. Laukiame tavęs ir visų tavo draugų. Ar ateisi į šitą renginį? Taip. Šiandien linksminsimės, gerai leisim laiką, pramogausim, išsidalinsim apdovanojimus ir paskui dar tūsinsimės iki nukritimo. Ania. 3, 2, 1. Jei meilės laivas kitam krante, lai neša burės jį pas tave. Kad galbūt atrodau sportiškas, neturiu per daug riebalų ant kūno. Čekas Besas, Nat King Cole, Frankas Sinatra. Jei laimėsiu šią nominaciją, nusifotkinsiu su Gaidžiu Tarkoj. Dabar nejuokinga, labai juokingai atrodo. Gal šitą nuslėpti. Jeigu norit, parašykit man į Skype. Va. Ne. Mažuliukė, ten kažkoks. Parašykit, aš lauksiu. Tarp traukinių bėgių aguona, čia. Tarp traukinių bėgių aguona žydėsiu. Viskas. Nutraukiam filmavimą. Vyksta, žinok, baigiamai darbai nerealūs. Čia, nežinau, istoriją kūrėm. Dabar pamatysime, kaip mūsų organizatoriai ruošiasi, paskutinius štrichus deda prieš patį renginį. Kadangi čia mūsų nieks neįleidžia, einame pro kitą pusę. Taigi dabar prie manęs sėdi buvęs Bravo mokinių vedėjas Aldas. Sveikas, Nedai. Kaip matom iš barzdos, Aldai, turbūt Bravo mokinius vedėjai labai senai. Kelinti metai tai buvo? Senai. Nežinau, bent jau paskutinius 3 tai filmavau. Gal dar prieš tai vedžiau. O gal dar prieš tai. Nežinau, tai gal prieš 5 metus. Kuo skiriasi tuometiniai Bravo mokiniai nuo dabar vykstančių Bravo mokinių? Na, man atrodo, žmonės, kurie organizuoja, kiekvienais metais mokosi iš tų žmonių, kurie organizavo pernai.
tai todėl stengiasi kiekvienais metais padaryti juos geresniais. Tai aš bent jau kaip galvoju, kad kiekvienais metais Bravo mokiniai vis geresni tampa. O kaip tu galvoji, skiriasi skaičius, tarkim, tarp žiūrovų, tarp nominacijų? Nominacijų skaičius? Skiriasi? Skiriasi kaip skiriasi? Daugiau, mažiau? Mažiau šiais metais buvo. Mažiau, kiek mažiau? Nu kaip tau atrodo apytiksliai? Pusantros nominacijos? Nu, aš klausiu tavęs. 3 nominacijom. 3 nominacijom mažiau. O tada žiūrovų daugiau pritraukia renginys ar mažiau? Gal jau visiems atsibosta tie Bravo mokiniai, ar ne? Na, manau, tikrai neatsibosta. Nežinau, gal toks metas, gal kartais žmonės tą žiemą serga. Tai mažiau ateina. O kokios patirties pats įgavai vesdamas Bravo mokinius? Neįkainojamas. Tu tikriausiai tai sužinosi. Aš tikiuosi. Ir kaip manai, koks šių apdovanojimų tikslas, koks viso renginio tikslas? Suvienyti mokyklas. Prie mane sėdi praeitų metų Bravo mokinio pagrindinė organizatorė Akvilė. Labas, Nedai. Akvilė, kaip tu galvoji, kaip per visą tą laiką nuo pat pradžių tobulėjo Bravo mokiniai? Iš tikrųjų, tobulėjo tikriausiai daug kuom, tiek nominacijom, tiek visokiom technologijom, tiek pradėjome filmuoti patį renginį, transliuoti tiesiogiai ir tiesiog žmonių susidomėjimas tikriausiai daugėjo. Kaip tu galvoji, gal tu net negalvoji, o žinai, kelinti jau tai Bravo mokiniai per visą Jodo istoriją? Dabar šiais metais jau buvo 12. Tai tu organizavai 11. Taip. Ir kokios patirties gavai organizuodama? Iš tikrųjų, tai prieš organizuojant labai bijodavau kalbėti su svetimai žmonėm, bijodavau skambinti ir tarkim kažko pasiklausti, tai po renginio iš tikrųjų įgijau daugiau drąsos. Ir tiesiog patirtis pati, sužinojau daugiau apie Kėdainių visokias įmonės, taip pat bendravimas pasikeitė. Tai tiek turbūt. Va, kalbėjai apie skambučius, apie įmonės, čia turbūt apie rėmėjus. Taip, apie rėmėjus. Ar sunku buvo rasti rėmėjus? Iš tikrųjų, ieškoti yra tikrai gan sunku, bet galiu pasigirti, kad per 11 tos Bravo mokinius surinkom tikriausiai daugiausiai rėmėjų, kiek yra apskritai buvo surinkta. Neprisimeti skaičiaus? Skaičiaus tikrai neatsimenu, bet jų buvo tikrai nemažai. Ko tikiesi šiais metais iš Bravo mokinių? Šiais metais, manau, kad jie taip pat turėtų būti labai puikus. Tikrai galbūt netgi tobulesni negu atmanieji. Nes bus naujas vedėjas, jeigu negirdėjai? Taip, nes bus naujas vedėjas. Ir apskritai, yra mokamas iš klaidų. Ir tiek. O kaip tu galvoji, koks yra pagrindinis Bravo mokinių tikslas? Galbūt motyvuoti mokinius, manau. Motyvuoti pasiekti tam tikrų nominacijų. Taigi dabar prie manęs sėdi jau šių metų Bravo mokinių pagrindinė organizatorė Kamilė. Sveikas, Nedai. Kamilė, ar žinai ką nors apie pačius pirmuosius Bravo mokinius? Apie pirmosius Bravo mokinius žinau tai tik tais tiek, kad jie vyko kultūros centre. Daugiau nieko? Ne. Ar sunku organizuoti tokį didelį renginį? Tikrai tai buvo labai sunku, bet su kitų pagalba man pavyko. O kas buvo sunkiausia? Surasti rėmėjų, su visais susitarti, kas kada gali, ką padaryti ir panašiai. Tikrai buvo sunku. O tu turi patirties, ar tai pirmą kartą darai? Tai buvo mano pirmas kartas. Ar organizavai kokius Joniškio diskoteką, kokią nors paprastesnį, ne? Neteko. Ne, tai čia pirmas. Taip. O kas tada labiausiai patiko, kas buvo galbūt lengviausia? Lengva nebuvo. Lengva nebuvo nieko? Ne. Kaip dabar pati jautiesi? Už poros valandų jau vyks oficialioji dalis, jaudinėsi? Tikrai taip, nes nežinau, kaip viskas įvyks, bet tikiuosi, kad viskas pavyks. O kaip pati vertini visą renginį, visą savo darbą? Pavyko, buvo, kas nepavyko? Buvo, kas nepavyko, bet manau, kad tai ištaisiau ir manau, viskas bus tikrai gerai. Ir ar tada norėtum dar kartą organizuoti Bravo mokinius? Tikrai taip, nes tiesiog man tai patiko. Ir kaip manai, koks šių apdovanojimų pagrindinis tikslas? Tiesiog apdovanoti tuos visus mokinius, kurie buvo išrinkti, galbūt, kad vaikai įsitrauktų tai, kad būtų daugiau ir šiaip, kadangi tikrai reikia daugiau renginių jaunimui. Tai tu jos būtinai suorganizuosi? Tikrai taip. Kaip bebūtų, šiandien galime džiaugtis gerokai patobulėjusiu, modernesniu, didesnio masto ir daugiau žiūrovų pritraukiančių renginių, kurio jaunimas laukia visus metus. Todėl Kėdainietis TV nusprendė atidaryti Vikondos duris kiek anksčiau nei prasidės renginys ir pažiūrėti, ką veikia organizatoriai.
Sveiki, mes esame prie Vikondos, kur jau netrukus įvyks pats įspūdingiausias ir įsimintiniausias metų renginys – Bravo mokiniai 2015. Taigi eime apsižvalgyti ir pasižiūrėti, kaip sekasi mūsų organizatoriam rengti šį puikų renginį ir kaip jiems sekasi, aišku, jam ruoštis. Eime. Matom čia dvi merginas, kurios kažką daro, tai eina pakalbinti, ką čia veikia. Greta, ką čia darai? Aš puošiu mūsų stendą. Ir kaip sekasi? Puikiai. O kaip nuotaikos? Žiauriai super, žiauriai laukiam Bravo mokinių, žiauriai norim patusinti ir išrinkti pačius braviškiausius mokinius. Labai puikiai. Labai jaudinuos, noriu, kad viskas pavyktų ko puikiausiai. Ar sunku buvo ruoštis? Labai. Kaip nuotaikos prieš Bravo? Labai puikios. Ir tu čia pasirodysi, taip? Taip. Ar sunku buvo ruoštis? Na, nelabai, bet šiaip smagu, laukiu, labai jaudinus. Bet manau, bus viskas gerai. Dėl to atėjai 2 valandom anksčiau. Jo. Ką jūs šiandien darysit? Šiandien grosimės čia, jum, visiems žmonėms. Puikios nuotaikos. Ką čia darysi? Grosiu. Padėjau dirbti su įvaizdžiu, papuošti su scena. Viskas puikiai, va tik būgnų nebuvo, tai susiradome dabar. Nu, truputį buvo nesklandumų, bet susitvarkėm. O ar laukiat pačią renginio? Laukiam. Nebaisu? Ne pirmą kartą jo. Pripratę. O pirmą kartą čia nedalyvavot ar ne? Trečią, man atrodo. Trečią. Pernai tik tais nedalyvavo. O kodėl nedalyvavot? Tiesiog neturėjom laiko. Bijot, gal ir bijau, o laukti tikrai laukiu. O pirmą kartą grojai tokiai dideliai publikai? Ne, jau antras kartas. Na, tikiuosi viskas pavyks ir viskas praeis puikiai. Repetuosiu. Ką repetuosi? Daina. Kokią dainą? Perfect. Perfect? Aha. Gerai, tai čia dainos pavadinimas, ar jinai bus perfect? Ir pavadinimas ar bus perfect. O tu gal esi dar ir nominuota? Taip esu. Tikrai? Nežinojau. O už ką tu esi nominuota? Pilietiškiausia. Kaip manai laimėsi? Nežinau, pamatysim. O dabar pats laikas susipažinti su Bravo mokinių nominantais ir laimėtojais, bei pamatyti ištraukas iš oficialiosios renginio dalies. Juk būtent dėl šių apdovanojimų Vikonda šurmuliavo kaip niekad anksčiau. Bravo mokiniai 2015. Labas vakaras, Kėdainiai! Brangieji mūsų svečiai, nominantai bei dalyviai, labai malonu šį vakarą visus čia matyti. Džiaugiuosi, kad jau 4 metus iš eilės. Pala, Mariau, palauk. Ką tu čia darai? Tu čia raunės ant kėdainiečių, tu nežinai, kaip čia viskas vyksta? 1, 2. Kerpam! Bravo! Paplojam! Prieš paskelbdamas Bravo pilietiškiausius norėčiau atlikti tokius kelis dalykus. Norėčiau iš tikrųjų padėkoti jaunimo organizacijai Darbas, kad 12 metų daro šitą renginį. Ir padėkoti rėmėjams, kurie 12 metų kartu. Ačiū visiems rėmėjams ir ypatingai ačiū Kėdainių rajono savivaldybei, nes 12 metų Kėdainiuose galim turėti tokį gerą renginį, taip kad jūs esate nuostabus. Ir kadangi įteikinėjau Bravo pilietiškiausią, norėčiau paklausti visų, ar jūs esat pilietiški ir čia tokia labai aktuali šiuo metu vykstanti tema, ar eitumėt ginti tėvynės? Pablokit tie, kurie eitų ginti tėvynės. Ar pritarėte privalomai karo tarnybai? Pritarinčių labai daug, matau, yra. Taigi, Bravo pilietiškiausia. Emilė Jasiulevičiūtė ir Povilas Budrys. Du gaideliai, balnos žirnius kūlė, 2 vištelės į malūną vežė. 2 vištelės į malūną vežė. Go, hey, lil' mama, I could transform ya. No, I can't dance, but I could dance on ya. Swiss on the beat, Chris, move your feet. And baby, I could transform you him to a me. I can transform, I can transform you. Anything you want, I can get it for you. Get my baby girl, so you know I did it for you. I can transform you. Jis per daug įtartinai gerai žino, kaip dėtis liemenuką. Labai greitai kažkaip išeina jam viskas. Neskubėkit, žiūrėkit, čia priekis yra, nupieštas, kur kempiniuko nosis yra. White lips, pale face, pretty men, the snow
struggling to pay rent, long night, strange man. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasted, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. Go mad for a couple grams. She don't wanna go outside tonight, and in a pipe she flies to the motherland, sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim and stay afloat. Dry house, wet clothes. Loose change, mind blows. Weary-eyed and dry throat. Tylos. Cool girl, low. Taigi, pirmas žodis - mokykla. Raudona. Ūsai. Gerai. Maistas. Žalias. Mašina. Twingo. Mokinės. Geras atsakymas, geras atsakymas. Sijonas. Geltonas. 2. 10. Žemėlapis. Nereikia. Dekretas. Žmonos. Super, paplojam. Susitvarkėt. Akiniai. Darbas. Stringai. Tik tiek. Stringai. Tik tiek. Klasė. Meilė. Mašina. Kelionės. Vaikai. Gyvenimo džiaugsmas. Mokiniai. Irgi gyvenimo džiaugsmas 2. Direktorius. Bosas. Ilgoji. Pertrauka. 10. Super pažymys. Ačiū. Labai Paplojam. gerai, paplojam mokytojams. Šaunuoliai, labai šauniai susitvarkėt. Sutinkam plojimais. Nugarsiais plojimais sutinkam. O. Labas, Indrė. Labas. Mariau. Labas. Nedai. Labas. Ne. Dabar turėčiau pasakyti kažką, taip? Nu nežinau, galim šiaip pakalbėti apie gyvenimą, kaip sekasi. Ne, iš tikrųjų nebetemkime gumos ir skelkime bravo porelę. Ir taip, bravo porelė 2015 tapo Margarita ir Osvaldas. Bravo! Na garsiau paplokit, pažiūrėkit, kokia meilė, va! Šaunuoliai, spaudžiat rankas, apsikabinkit, bučiuokitės. Jums, aišku, įteikime, va, Indrei, duokime Indrei, teiks statulėlę. Gėlės, aišku, pirmiausia, statulėlės. Jūs esat porelė, atsistokit Indrė šalių, nusifotografuokit dar būtinai, vis pamirštu pasakyti. Fotokadras ir aš dar atsistosiu šalia, va. Dabar 2 talentai žengia ant scenos. 2 faini šokėjai, balerūnai, net sakyčiau. Reperiai. Reperiai, balerūnai. Taigi mes ir norėtumėm dabar apdovanoti ir įteikti nominacijas talentingiausiems, galbūt netokiem talentingiem kaip mums su Nedu, bet vis tiek talentingiems žmonėms. Taigi, o mūsų nominantus apdovanoti norime pakviesti šokėją, gatvės šokių studijos ANT įkūrėją ir trenerį TV3 projekto. Tu gali šokti teisėją Dainių Žebrauską Skruzdėliuko. Ovacijos. Dainiau, prieš tai, kai pasakysit, kažką norim paklausti. Kaip mes sušokom breiką su Nedu? Normaliai? Nereikėjo klausti šitą klausimą. Ta prasme, čia taip gerai buvo, kad visi apšalė buvo, ar čia biški mokytis? Šitie žmonės yra tiek nuostabus, kad iš tikrųjų viską matė patys savo akimis, iš čia kalbėti tema yra beprasmiška. Labai gerai atsakėt į klausimą, nieko nesupratau, bet gerai. Taigi. Tai praktiškai aš darau, ką tik padariau tai, ką jūs darote visą vakarą čia šiandien, tai žinau. Supratau, gerai, super. Gerai, Dainiau, talentingiausi, pas jūs rankose yra vokelis. Aš suprantu, kad jūs norite, kad aš kuo greičiau tą padaryčiau ir visi prašė, kad čia viskas kuo greičiau užsibaigtų. Nežinau, visi jauni žmonės sėdi. Man toks jausmas dabar, iš tikrųjų, aš dabar kalbėsiu greitai ir garsiai, nes man davė mikrofoną, žinokit, tai dabar reikės jį iš manęs atimti. Jaučiuosi, lyg tai būčiau Šiaurės Korėjui ir generaliniam prezidiume, kol vadai neliepė ploti, tol niekas neploja,
kol neliepė šypsotis, tol niekas nesišypso. Ir dabar nori išgirsti, ar čia yra žmonių. Ne, šitas vaikų darželis netinka. Aš dabar kai ką paprašysiu jūsų sušukti, jūs garsiai sušuksit, jeigu to nedarysit, liepsiu atsistoti, jeigu jūs nesistosit, tada liepsiu dar ką nors padaryti, daryti atsispaudimus, pritupimus ir taip mes užgaišime dar pusę valandos. Man labai smagu pateikti nominaciją. Patys talentingiausi, aš nebeleisiu jiem kalbėti, nes jie toliau tai darys nesustodami. Man žiauriai gera įteikti, rankos dreba žiauriai, pats esu kilęs iš Kėdainių, kai čia pakvietė, galvojau kalbą visą laiką važiuodamas, kai atvažiavau čionai. Žinot, gerai, aš jau turiu mikrofoną dabar. Kai man buvo 18, tais laikais apdovanodavo tik tai komunistų partijos tarybos narius. Mokiniai geriausius apdovanojimus gaudavo, jeigu jie gerai mokėsi. Aš jums labai pavydžiu. Ir mergaitės tais laikais būdavo paprastos, kuklios. Dabartiniam šitiem visiems mokiniam galiu pasakyti, bet čia jūs turit nerealias panas. Nerealios panos, žinokit, atvažiavau čionai, tai taip. Oh my gosh, taip valdausi. Atrodo, atvažiavau į moksleivių apdovanojimus, bet pasijutau taip, norėčiau, kad man būtų 22 kokie. Bet, taip jau nėra. Tai va, žodžiu, man labai gera būti čionai, gera būti gimtiniai. Šitas raudonas kilimas, pirmą kartą gyvenime stoju ant raudono kilimo, tai nusišneku. Bet kokiu atveju, gumos nebetempiu, nežinau, kad visi laukia, kol atsidarys tie barai. Suaugę važiuos namo arba įsislaptą kambariuką ir apsimes, kad nieko nežino, kas čia dėsis, jaunimėlis iššils ir tada pradės iš tikro linksmintis. O dabar čia kviečiu. Dabar darysiu kaip Marius Mikutavičius per X Faktorių. Bravo, talentingiausi, bravo yra. Bravo, talentingiausi šiemet tapo. Bravo, mokiniai 2015, Paulina Budaitė ir Povilas Račkauskas. Pablogit gal biškutį jau dabar garsiau. Jep. Tai aš nežinau, šitą atiduodu, vyrai. Jum. Paulina, dabar nieks neturi žiūrėti. Žiauriai geras jausmas, kada galėjau užlipęs aukštai pabučiuoti merginą ir būtų už tai nenubaustas. Žiauriai geras jausmas ir dar įteikti šį bei tą. Aš nežinau, čia aš turiu tą padaryti, ar jūs tai turite padaryti? Čia tipo mes jums paduodam, o jūs tipo jau jiem duodat. Gerai. Čia šitos vokelius. Vokelius įduosite jūs, taip? Paulina. Jums? Žiauriai. Žinokit, akis tikros lietuvaitės, mėlynos, akis žydros girios. Gėlės jum vienos gėlės. Jūsų partneriui kitos gėlės. Jo. Ir dar čia pica yra. Gerai. Ačiū visiems. Ok, pradedu matyti, kad darau visiškas nesąmonės. Mėlėjai jūsų pica, aš nežinau, kam turite eiti voką. Įteikiu jums voką, jūs nuostabi pora. Plojimai dar kartą talentingiausiai porai. Ačiū visiems ir vakarėlis tęsiasi. Super, Dainiau. I can show you what you want to see and take you where you want to be. You can be my love. Even if the sky is falling down, I know you will be sleeping sound. I can feel your cup. You know my rivers won't evaporate. This one we still appreciate. You can be my
Vikondos duris gaila, bet jau užvertos, nes apdovanoti visi. Pilietiškiausi, skandalingiausi, stilingiausi, bravo porelė, bravo klasė, bravo mokytojai ir talentingiausi. Ačiū visiems žiūrovams, ačiū laidoje buvusiems pašnekovams. Atsisveikinu iki kito mėnesio pirmadienio, kur susitiksime per Kėdainių krašto televiziją, o vėliau ir portale kėdainietis.lt. Iki. Bravo. Dabar. Bravo. Galim žaidėją paploti, va? Visi kartu susirinkom čia, pažiūrėt, kas metų mokiniai. Yra tokių įžymių žmonių, kurie neleidžia laiko nuobodžiai. Pilietiškiausiai skatina kitus padaryti darbelius gerus. Juk mokytojai gelbsti mus dažnai, apdovanokime ir juos už tai. Čia žypsi visų nuo fotografo blyksnių, čia susirinko visi bravo mokiniai. Jie vaikšto taip išdidžiai, lyg Hollywoodo nariai. Pasižiūrėk, jau atvyko bravo mokiniai. Kelk rankas, kiek gali aukščiau, pajudėk drąsiau. Čia juk bravo mokiniai. Klubus judink kuo greičiau, dydžiai garso duok daugiau. Jau prasidėjo bravo mokiniai. Netrūksta jūsų rankų, kolegos! Paplojam garsiau! Ir vėl matau, sėdint juo šalia, ar tik nebus jie metų pora. Nors už kampo aš girdžiu gandus, skandalingiausias tuo išrinktas bus. Raudonų kilimų tu eit gali, juk stilingiausias iš visų esi. O ta daina skamba vis garsiau, talentingiausia prieš akis matau. Čia žypsi visų nuo fotografo blyksnių, čia susirinko visi bravo mokiniai. Jie vaikšto taip išdidžiai, lyg Hollywoodo nariai. Pasižiūrėk, jau atvyko bravo mokiniai. Kelk rankas, kiek gali aukščiau, pajudėk drąsiau. Čia juk bravo mokiniai. Klubus judink kuo greičiau, dydžiai garso tuo daugiau. Jau prasidėjo bravo mokiniai. Čia žypsi visų nuo fotografo blyksnių, čia susirinko visi bravo mokiniai. Jie vaikšto taip išdidžiai, lyg Hollywoodo nariai. Pasižiūrėk, jau atvyko bravo mokiniai. Kelk rankas, kiek gali aukščiau, pajudėk drąsiau. Čia jau bravo mokiniai. Klubus judink kuo greičiau, dydžiai garso tuo daugiau. Jau prasidėjo bravo mokiniai. Klasė geriausia pažįsti tikrai, tegul jie dabinasi bravo vardais. Nu čia reikia paploti. Mokiniai, mokiniai, mokiniai. Bravo. Mokiniai, mokiniai, mokiniai. Bravo.